kokių idiotiškų dokumentų gauna Seimo nariai. Ir kas yra įdomiausia, juos reikia reaguoti, juos reikia svarstyti ir netgi duoti atsakymą. Debilizmo viršus, žemės ūkis ir katės žudikės. Atskleista ir šokiruojanti tiesa. Dvitaškis. Katastrofiškai nyksta laukų paukščių rūšis, o tam tiesioginę įtaką daro būtent žemės ūkis. Kita citata. Pempės katastrofiškų greičių nyksta, mums žinomi tokie paukščiai. Čia yra didžiausios grėsmės susijusios su žemės ūkiu, priduria Kastytis Šimkevičius. Nes nuomonės gali būti įvairios ir pateikiu dvi nuomonės taip pat ornitologų, kuriuose yra rašoma, kad katės per metus sumedžioja apie 10 milijonų laukinių paukščių Lietuvoje. Kitame šaltinyje taip pat ornitologų cituojami ornitologai, kad iki 95% paukščių neišveda jauniklių vien dėl to, kad katės pirmiau suranda lizdą ir išdrasko ir paukščiukus suėda. Taigi, gerbiami kolegos, aš manau, kad mes turėtume reaguoti į kiekvieną tokį pasisakymą. Todėl ir nyksta laukinių paukščių populiacija. Neturit ką veikt, nagrinėkit bent jau tą, mažiau bėdos bus. Ir žalos.